Sugadinti žmonės. Bičiuli Juozai, tarė Romas, sutikęs buvusį kolegą prie spaudos kioską. O man ir vėl noris nukeliauti į Pagėgius. Ir man labai norisi aplankyti Benediktą, nudžiuginti jį, kad medžiaga apie oflagerį paruošta spaudai ir jūsų Andrius pažadėjo ją įdėti į tą knygutę, kurioje bus išspausdintas ir mano kaimyno Martyno dienoraštis, tarė Juozas. Tai tikrai nudžiuginsit senuką. Kaip jis ten laikosi su savo anūkėliu? Ar nesarmata mudviem, kad net 3 metų jo neaplankėm? Važiuoti į Pagėgius sutarėjau kitą dieną. Kai Romas apie tai pasakė žmonai, išgirdo. Ir aš tokią gražią dieną nenoriu namie tupėti. Keliausi su jumis. Ne prieš? Verutė, mieloji, kokia kalba gali būti? Ruoškis ir pirmin. Išlipusis iš mašinos atvykėlius pasitiko prie sukrypusios būdos pririšto rudo šuns lojimas. Kiemo šeimininkas piktai skelbė, kad prie atlapotų vartų atsidangino jam nepažįstami žmonės. Čia kažkas ne taip, pastebėjo Romas. Benediktas grafo nerišo, jį kambaryje laikė. Tuo metu lojiko iškviesta laukujų tarpduryje apsireiškė pagyvenusi moteriškė. Šluostydama rankas į languotą prijuostę ir žvelgdama pro geltonų stiklų akinius pasiteiravo. Ir ko šitie žmogeliai mano dvare ieško? Šeimininko, ponia dvarininkė, šeimininko, atsiliepė Romas. Šeimininko gerbiamasis, reikia šventą dieną ieškot, atkirto ši. O darbo dienom, ačiū dievuliai, ans darbuose pluša. Ir kur? Miškų ūkį. Ir susigriebė. O kas jūs tokie būsit, kad prisispyrę tardot? Ką jūs, ponė, argi mes jūs tardom? Mes atvykom bičiulio Benedikto aplankyti, bet atrodo, jo troboj apsigyveno kiti, aiškino Romas. Moteris riktelėjo sargiai, perkrikštytam grafui, kad šis nevamsėtų ir eitų gult, paskui priejo prie nelauktų svečių tarė. Matyt, ponuliai, seniai savo bičiulio nelankėt, kad nežinot, kur jis dabar savo dienelę stumia. Jau 2 metai ans senjorinė gyvena, o ūkelį mums pardavė. Kokiam senjorinė, paklausė Juozas. Vaje, patys veizių senjorai esate, nežinot, kas yra senjorinas. Taigi tie valdiški namai, į kuriuos suvežamas niekam nereikalingas senimas. Betgi Benediktas turi vedusį sūnų ir anūką Alių, kalbėjo Romas. Kaipgis turi, tik ne čia, o svetimoj šaly. Betgi Alius su juo gyveno. Tačiau baigęs gimnaziją išdūmė pas tėvus. Gal ir nebūtų išdūmęs, bet atvykęs sūnus Leonardas pasakė, kad nėr ko čia tėvui vargą vargt, pamiškėtų šias bonkas rankiot, o Aliui be ateities likt. Jis ten neblogai prasigyvenęs, kažkokį verslą sukūręs, tad liepė abiem daiktelius susirinkti ir su juo iškeliauti. Kiek žinau, nelengvas buvo tas pokalbis, nes Benediktas susispyrė, kad senatvės sulaukęs į jokias svetimą šalis nekeliaus. Viskas baigėsi tuom, kad trobą nupirkome mes, o buvęs šeimininkas apsigyveno senjorinę. O butelius ir kitokias šiukšlės Benediktas su anūku rinko ne pamiškėj, o buvusios nacių koncentracijos stovyklos vietoje, patiksino Juozas. Tai jūs turėtumėte žinot. Žinau. Į tą pušyną papoilsiauti atvykdavęs jaunimas dažnai iš jo pasišaipydavo. O Benediktas, žinoma, aiškino žaliam jaunimėliui, kad nevalia poilsiauti žmonių krauju aplaistytose vietose. Bandė paistytas nesąmonės. Koks kraujas po tiekos metų. Ir kieno, kažkokių ten ruskelių, paukinių stiklus gręžė akimis atvykėlius moteris. Tai o ką, jūsų manymu, ruseliai ne žmonės? Gal tada žmonės tie, kurie čia tarybinius karius badu marino ir 100 šaudė, neiškentė Verutė. Tada jau suprantu, kas jūs esat, drėbė naujoji trobo šeimininkė. Tokie pat, kaip ir tas kvanktelėjęs Benediktas, sovietų sugadinti žmonės. Važiuojam, tarė Romas. Daugiau čia mums nėr kas veikti. Ir metęs žvilgsnį į geltonakę moteriškę pridūrė. Mūsų gadino sovietai, o jūs, ponė, į praeitį spjaudantys politikai. Tad bendros kalbos su jumis mes nerasim.
Jie negalėjo atsisveikinti su pagėgiais, neaplankę buvusio oflagerio. Juolab pabuvoti toje vietoje labai norėjo Verutė. O kadangi gamta skleidė vien tik šypsenas, aplankyti buvusios stovyklos mišką buvo panorę ir keli atostogaujantys moksleiviai. Žinoma, jie lankė savaip. Mergina ir 2 vaikinai į pušų kamienus atrėmė dviračius, sėdėjo ant samanų kilimų ir lošė kortom. Greta mėtėsi 2 tušti alaus buteliai. Poilsiaujate? Paklausė Romas ir atsitūpė greta. Poilsiaujam, dėdė, atsakė vaikinas ilgais, ant rusvų marškinių apykaklės sugulusiais plaukais. Ir metė žaismingą žvilgsnį, paklausė, gal pageidaujat prie mūsų kompanijos prisijungti? Tai, kad aš jau prisijungiau, vadinasi metas susipažinti. Aš Romas, o tu Egidijus. Malonu. O aš, kaip matai, irgi ne vienas. Tai mano bičiuliai, kaip ir aš, mokytoja Juozas ir Verutė. Ir mostelio ranka. Prisėskite, ponai, ant kelmelių, kol aš su šia malone kompanija pabendrausiu. Tai jūs visi mokytojai? Žaktelėjo kitas vaikinas, ant kurio dešiniosios rankos nuo alkūnės iki peties puikavosi violetinis gyvatės piešinys. Bet ne mūsų mokykloje dirbat? Ne, mes iš toliau atvykom. O tu ko vardu? Zenius. O jų 2 draugė? Viktorija, tarė ši, ir melsvomis akimis įdėmiai pažvelgė į greta atsitūpusį nepažįstamą žmogų. Romas pastebėjo, kad jaunimėlį suglumino jo prisistatymas. Nebejotinai, visi 3 buvo vyresnių klasių mokiniai. Tad pasimetė, nežinojo, kokia linkme toliau sukti pokalbį su mokytojais. Zenius sugrebė ir įmetė į greta jo pupsojusį krepšį ištuštintus alaus butelius. Egidijus surinko ant kelmo suguldytas kortas ir paslėpė neaiškios spalvos džinsų kišenėje. Romas neiškentęs paklausė. O jūs, mano jaunieji bičiuliai, esat ką nors girdėję apie prieš 70 metų šiomis vietomis praūžusį karą? Tai žinoma, atsiliepė Egidijus. Iš istorijos mokėmės. Ir žinot, ką šioje vietoje hitlerininkai išdarinėjo? Čia lyg tai jie rusų belaisvius laikė, prabilo Viktorija. Man apie tai senelis pasakojo. Teisingai, laikė. O kaip čia belaisviai buvo laikomi, ar pasakojo? Sakė, rusų kareiviai čia buvo badu marinami, jie net žolę nugraužė ir šaudė jos vokiečiai. O dabar štai ko aš noriu jūsų paklausti, kalbėjo Romas. Prieš metus kitus šiame miškelėje anūko lydimas apsilankydavo toks senukas Benediktas. Gerai žinodamas, kad ši vieta kadaise buvo gausiai aplaistyta nekaltų žmonių krauju, jis labai piktinosi, kad jaunimas čia atvyksta papoilsiauti, o po savotiško poilsio palieka laužavietės, butelius ir šiukšlynus. Senukas šią vietą laikė šventa, todėl norėjo ją matyti švarę ir kartu su anūku rinko šiukšles. Kartą juodu čia sutikę ir mudu su Juozu padėjome miškelį švarinti. Gal jūs tą žmogų pažinojot? Pažinojom, atsiliepė Egidijus. Ne kartą jį su Alium čia sutikome šiukšlės renkant. Ir žinoma, ne tik nepadėjot jiem, bet ir šiukšlinot. Na ką, Gidi įstrigai, kreipėsi į draugą Zenius. Aš ne kartą tau sakiau, kad tu šių butelių nepaliktum. O dar geriau būtų, tęsė Romas, kad tokiems poilsiams jūs susirastumėt kitą vietą. Na nedera kortom lošti ir alų gerti baisių kančių vietoj. Bet mokytojau, prabilo Viktorija, čia juk buvo laikomi rusai, o jie kas mum, amžini priešai. Tiek metų jie buvo pavergę Lietuvą, o dabar Ukrainos gyventojų žudo. tą šalį užkariauti stengiasi. Oi mergyt, neiškentė ir pašokusi visą laiką ramiai ant kelmo sėdėjęs Juozas. Tai, ką tu pasakei, reikalauja išsamaus atsako. Kai susitiksim kitą kartą, pasikalbėsim ilgiau, o kol kas, pasistenk suprast, kad nėra blogų tautų, blogi yra atskiri žmonės. Tada vyko baisus karas, o jį užkūrė vadai, metė į mirties nasrus milijonus nenorėjusių kariauti žmonių. Suprask, ir dabar ir Rusijoje, ir Ukrainoje eiliniai žmonės nenori kariauti. Deja, Ukrainos gyventojus, net vaikus, žudo tos pačios Ukrainos kariškiai. Juozas būtų ir toliau kalbėjęs, bandęs aiškinti merginai, kad suaugusiai baisiai suvėlė jos mąstymą.
tačiau jį pertraukė Romas. Kolega Juozai, atidėkim politinių reikalų aiškinimą jauniesiam bičiuliam kitam kartui. Tikiu, kad mes dar šią vasarą su jais susitiksim. O dabar sugrįžkim prie mūsų pokalbio pradžios. Jūs sakėte, kad pažinojot ir senuką Benediktą, ir jo anūką Alių. Vaikinas išvyko pas tėvus į Airiją, o Benediktas, atrodo, atsidūrė senelių globos namuose. Tokių namų Lietuvoje nemažai. Gal teko girdėti, kuriuose jis apgyvendintas? Kažkur netoli Tauragės, atsiliepė Viktorija. Tai visai netoli, galim, kad ir toj pat ten nuvažiuot, tarė Romas. Bet dabar, Egidijau, Zeniau ir Viktorija, aš jūs kviečiu talkon. Turiu bagažiniai porą tuščių maišų, tai gal pasivaikščiam po šią priterštą teritoriją ir sumeskim į juos šiukšles. Manau, apsidžiaugs senasis Benediktas, sužinojęs, kad jo idėja valyti šį miškelį rado pasekėjų. Du buvę pedagogai ir mokyklų vadovas Romas ir Juozas tiesiog mėgavosi pokalbiu su iki šiol nepažįstamais dviem vaikinais ir mergina. Tapę pensininkais, bet laikantys neprimtinu savo adresu ir net įžeidžiančių žodį senjoras, jie troško bendravimo su jaunimu, kurio galvose nesąžiningi politikai ir jų prakasta vaga einantys mokytojai sėjo suveltų minčių mišrainę. Bet gal jiedu tikrai buvo, kaip pasakė ta moteriškė, sugadinti žmonės. Gal ir jiems, dėja, jau nurašytėm reikėjo įžengti į tą nešvankę vagą ir tik eiti ją daug negalvojant. Tokios abejonės kilo abiem, tačiau jie jas vijo nuo savęs kuo tolyn. Dabar, kai Ukrainoje subruzdo fašistuojantis jaunimas, daugam tapo aišku, kad ir Lietuvoje kažko panašaus galima sulaukti, jeigu jaunoji karta bus auklėjimai pasitelkiant politinę klastotę ir grubiai maskuojama JAV primesta neapykanta Rusijai. Ar šie melo ir neapykantos daigai nesubrandins derliaus ir mūsų šalyje? Romas laikė vieną maišą, Juozas kitą, o Verutė su mokinukais rinko ir mėtė į juos tą teršalą, kurį čia paliko mankurtizmo liga sergantys žmonės. Daugiausia buvo palikta plasmasinių alaus butelių ir įvairių popiergalių. Visi radiniai sutilpo į maišus, kurie išpampę gulė į Romo mašinos bagažinę. Štai ir viskas, mano bičiuliai, tarė Romas. Mūsų pedagoginės trijulės vardu dėkoju jums už talką, už malonų bendravimą. O dabar vienas iš jūsų duokit savo telefono numerį. Pažadu, rugpjūčio mėnesį mokslo metų pradžios išvakarėse aš paskambinsiu ir susitarsime, kur ir kada susitiksim. Padiktavusi savo telefono numerį, Viktorija paklausė. O ar galima į kitą susitikimą su jumis ir daugiau draugų pakviesti? Tai žinoma, atsakė Romas. Ir mes pažadam daug ko įdomaus jums papasakot, ne tik apie praeitį, bet ir apie dabartį. Benediktą senelių globos namuose jie susirado lengvai. Senelis savo kambaryje gyveno su 40-mečiu vyriškiu, kuris, pasisveikinęs su netikėtai užgriuvusiais nepažįstamais svečiais, sėdo į invalido vežimėlį ir išsmuko pro duris. Kaip malonu jūs matyti, susijaudinęs kalbėjo Benediktas, o ponios nepažįstu. Tai mano pirmoji ir paskutinioji žmona, pristatė Verutę Romas. Taip pat buvusi mokytoja, kieta rusistė, nes jos gimtoji kalba rusų. Malonu, nepajėgė sutvardyti jaudulio Benediktas, drebančiom rankom rinkdamas ir į krūvelę, dėdamas ant stalo išmėtytus laikraščius ir knygas. Ir kaip jūs mane susiradot? O, visai lengvai, porino Romas. Apsilankėm oflageryje, su ten sutiktais 2 jaunikaičiais ir viena panelė, pririnkom 2 maišus šiukšlių, o paskui mūsų talkininkai pasakė, kur jūsų ieškoti. Jūs su jais rinko šiukšles ir jie neatsisakė tai daryti, stebėjosi senukas. Neatsisakė ir tikiu, jog daugiau nešiukšlins. Pažadėjome į Pagėgius atvykti ir jiems kai ką įdomesnio papasakot rugpjūčio mėnesį. O paskui Verutė pasidomėjo, kaip sekasi Benediktui gyventi vienam kambarį su daug jaunesnių vyriškių, kuris nevaldo kojų, o rankos visiškai trumpos, ir svečiai išgirdo jo pasakojimą.
Rimvydas gimė pasiturinčioje šeimoje. Kodėl į šio gyvenimo duris jis pasibeldė trumputėm rankutėm ir kojytėm be kaulų, lieka paslaptim, kurių turbūt tik vienas ponas Dievas žino. Motina, medicinos seselė, vargu ar bandė ieškoti atsakymų į klausimą. Supratus, ką pagimdė, pirmagimį nuvežė į kūdikių namus, lai jo valstybė rūpinasi. Juo rūpinos abi Lietuvos tarybų ir bandžiusi tapti nepriklausoma bei savarankiška. Užaugintam suteikė gyvenamąjį plotą senelių globos namuose, vienam jaunam tarp senelių. Rimvydas, pasak Benedikto, turi gerą galvą, protingas, apsiskaitęs, seka periodinę spaudą, mėgsta klausyti žinių, o paskui papolitikuoti. O jo motina kadaise pagimdė dar vieną sūnų, visiškai sveiką. Šis tik suaugęs ir jau vedęs nežinia kaip sužinojo turys brolį. Susiradęs Rimvydą, atvyko pas jį su žmona, apkabino, pasakė, kad rūpinsis juo, padės ko galės. Ir rūpinosi, ir padėjo, bet neilgai. Beklausydama žinių apie autoįvykius, Rimvydas suprato, kad avarijoje užsimušė brolis su žmona. Raudojo balsu, nes neteko vienintelių 2 artimų žmonių. Paskui sugriebęs telefoną ir sugebėjo sužinoti, kur ir kada jie bus laidojami. 20 km iki gretimo miestelio kapinių įveikė vežimėliu, invalido rankom sukdamas ratus. Prie laidojimui paruoštos plačios duobės jis pirmą kartą pamatė savo tėvus. Pro ašarą žiūrėjo juos, stebinčius duobkasių darbą. Kai su motina susidūrė žvilgsniai, suprato, kad jie atpažino jį, nematytą, nemyluotą, iš gimtojo lizdo išmestą, nesugebėjusi normaliu gimti sūnų. Prišokusi išplūdo jį, išdrįsusi sugadinti tėvam mylimo sūnaus laidotuvės, padaryti jiems gėdą. Nieko neatsakęs, Rimvydas vėl suko ratus į valdiškus namus, tik jau kruvinais delnais. Baisu, išklausiusi Benedikto pasakojimo, atsiduso Verutė. O kaip po to jis laikosi? Stiprus vyras, labai stiprus. Nepasiduoda jokioms negandoms. Įvaldė kompiuterį, tad dabar ir man daug ko įdomaus paskaito. Dabartinėje politinėje makalynėje labai gelbsti internetas, padeda atsirinkti bent grūdelius tiesos, atsakė senukas. Apie politinę makalynę įdomiai išsireiškit, pastebėjęs Romas. Ypač tą makalynę sukėlė Ukrainos įvykiai, į kurių aiškinimą aktyviai įsivėlė mūsų visažiniai. Mėlieji mano, kaip gerai, kad jūs mane aplankėt, kalbėjo Benediktas, žvelgdamas į svečius ašarojančiom akim. Pasakykit man, kas toj Ukrainoje dedasi. Mūsiškiai triūbija, kad rusai ją puola. Paklausiau, Svabodos vėl tas pats. Deja, šiame senyne nematom rusiškų kanalų, tad informacija pasiekia vienpusiškai. Situacija Ukrainoje tragiška, atsakė Romas, o kadangi mūsų kompanijoje yra istorikas, tai jam ir suteikim žodį. Ačiū, kolega, atsiliepė Juozas. Žinoma, mes, eiliniai mirtingiai, visų plonybių žinot negalim, tačiau išsakyti savo situacijos matymą pabandysim. Čia reikia pradėti nuo ES ir NATO šalių, kurios galima drąsiai teikti, paverstos Jungtinių Amerikos valstijų kolonijų. Bet to amerikonams maža. Ir jie sumanė eiliniai koloniją paversti Ukrainą. Niekam nepaslaptis, kad Sevastopolyje artimiausių laikų jie planavo įkurti savo karinę bazę. Kadangi prezidentas Janukovičius blaškėsi tarp Rusijos ir ES, vasarį buvo įvykdytas valstybinis perversmas, įvykdytas žiauriai, o savo vėliavą radikalios fašistuojančios jėgos pasirinko baisią kruviną asmenybę Banderą. Nekalbėsiu apie jį, nebejoju, žinot kas tai. Ir prasidėjo. Pirmą smūgį, kol kas dar nepabūklais, nauja valdžia sudavė pietryčių Ukrainos gyventojams, pageidavusiems turėti 2 valstybinės kalbas – ukrainiečių ir rusų. Nenorėję perversmininkams paklusti to krašto gyventojai pasisakė ir už regiono autonomiją. Į ką išgirdo kategorišką ne. Būtent tuo metu bręstančios situacijos tragiškumo suvokė Krymo gyventojai.
kurių dauguma iš kartos į kartą negalėjo susitaikyti su tuo, kad juos lyg kažkokį riestainį Chruščiovas padovanojo Ukrainai. Jie operatyviai pravedė referendumą, kurio metu vos ne visi pasisakė už sugrįžimą į Rusiją. Ir sugrįžo. Ir labai teisingai pasielgė juos priėmusi Rusijos valdžia, nes jeigu savo koją į Krymą būtų spėję kelti Amerikonas, niekas jo jau nebūtų sugebėjęs iškrapštyti. Amerikonai, žinoma, pasijuto mazgoti per snukį gavę ir netruko užsiundyti naują Kijevo valdžią karinė jėga bausti pietryčių gyventojus. O tie pasipriešino, rimtai pasipriešino. O ką reiškia susirėmimas ginklais toje pačioje šalyje? Tai pilietinis karas, kai broli šaudai broli, klasės draugas į tą, su kuriuo vienam suole sėdėjo. Tai tiek būtų keliais žodžiais tariant, o smulkiau apie įvykis Ukrainoje reikėtų ilgiau pasakoti. Ir vis dėlto aš taip ir nesuprantu, kodėl mūsų politikai, žiniasklaida ir ypač prezidentė Rusiją vadina agresorė, paklausė Benediktas. Todėl, kad visi nori valgyti ir žinoma skaniai. O kadangi šeimininkas yra Amerikonas, tai ir vamsi, kaip tas įsako, įsiterpė Romas. Deja, mūsų vamsėtojai, tęsė Juozas, mato tai, ką jiems liepta matyti. Tačiau jie apanka, kai reikia pamatyti 10 žmonių sudeginimą Odesos profsąjungų rūmuose, besitęsiantį taikų gyventojų žudimą Luganske ir Donecke, jų būstų griovimą šaudant iš pabūklų. O kas mūsų prezidentė, kuris tengiasi garsiau už kitų šalių vadovus smerkti Rusiją? Tai vidutinio mąstymo moterėlė, politikos milžinų savim matanti nykštukė, savo uodegą įmerkus ir palikusi TSKP struktūrose. Tokie žmonės dabar iš kailio neriasi, kad įtiktų naujiems šeimininkams. Deja, ir tarp ES šalių vadovų dabar nėra ryškių ir savarankiškų asmenybių. Savo laiku Prancūzija turėjo Charlį de Gaulle ir Mitterrandą. Savarankiškų mąstymų garsėjo mažytės Suomijos prezidentas Urho Kekkonenas. Būtent Kekkonenas kadaise pasakė, kad kvailai elgėsi ta šalis, kuri draugų ieško toli, o priešų greta. Argi ne taip dabar elgėsi visos 3 Baltijos šalys? Juozas keletą akimirkų patylėjo. Paskui metė šelmišką šypseną paklausė. Ar galit garantuoti, gerbiamas Benediktai, kad jūsų kambaryje nėra blakių? Ką jūs, gerbiamasis, kokios blakės? Argi nematot, kaip čia švaru? Nusistebėjęs klausimu atsakė šis. Jūs manęs nesupratot, nusijuokė Juozas. Ne apie bjaurius gyvius kalba, o apie blakėmis vadinamą slapto pasiklausimo aparatūrą. Tada nusijuokė ir Benediktas, paskui tarė. Kam čia gali būti įdomu, ką išprotėjęs senis su invalidu tauzija? Mūsų plepalai tikrai negresia nacionaliniam šalies saugumui. Na, tada aš ramus, tarė Juozas. O norėjau jums mestelti štai kokią maišto kvapą turinčią mintį. Tuo metu, kai byrėjo Tarybų sąjunga, mano manimu, sąjunginių respublikų vietoje atsiradusiams valstybėms nereikėjo ardyti ekonominių santykių ir lysti kitas, priešiškas Rusijai sąjungas. Ir tai, ką mes suskubom daryti pagal amerikoniškų dirigentų mostus, laikau katastrofiška klaida. Juozai, nesumanykit tokias mintis pagarsint platesnėme rate, perspėjo Romas. Tuoj pat būsit įrašytas į Rusijos agentų sąrašą arba teismo sprendimu gausit finansinį niukį už okupacijos neigimą. Mielieji. Ir kur ta mūsų lietuvėlė nusirito, jeigu žmogui jau neleidžiama laisvai išsižioti, atkirto Juozas. Tarp kitko aš minėjau, kad Ukrainoje kelia galvas fašistuojančius jaunimas. O kame priežastys? Ogi tame, kad iškart po nepriklausomybės paskelbimo ten buvo pradėta kalti galvą žaliam jaunimėliui, kad visų bėdų priežastis rusai, tiksliau maskoliai. Ir per 20 su viršų metų įkalė baisę neapykantą tautai, su kuria slavai ukrainiečiai turi bendrą šaknis. Ne ašgi sugalvojau, kad neapykanta kitai tautai, o savosios laikymas ypatingai tai yra nacizmas, kurį nuo fašizmo skiria tik vienas žingsnis. O pas mus ar nesimato tos pačios ligos simptomų? Aš tik keletą pavyzdžių jums pateiksiu. Tai lyg paprasti buitiniai epizodai, bet jie daug ką pasako ir kelia nerimą. Aš Klaipėdoje turiu nemažai pažįstamų rusų tautybės žmonių. Tai daugiausia atstovai tos kartos,
kuri sudėtingais pokario metais atvyko kelti miestą iš griuvėsių, kurti pramonę, laivyną, o bendravo rusų kalba, nes tada ta kalba buvo valstybinė ir jie buvo vedami posėdžiai, pasitarimai. Ir štai dabar važiuoja miesto autobusu moteris, kuriai gerokai per 80. Ir rusiškai paklausė jauno vairuotojo, kaip vadinasi artimiausias sustojimas. Atsakymą išgirsta rusų kalba bet kokį. Paklausk lietuviškai, tada pasakysiu. Kita senutė beveik akla nori važiuoti miesto autobusu, bet stovėdama sustojime nesugeba įžvelgti privažiavusio numerio ir to rusiškai paklausė greta mindžikuojančios jaunos porelės. Atsakymas skamba panašus, bet lietuviškai. Čia tau ne Rusija, kalbėk lietuviškai. Galiu kolega įsiterpti, prabilo Romas. Tai čia sėdi mano verutė, kuri, kaip žinot, lietuviškai kalba be jokio akcento. Tai va, neseniai ji turėjo įdomų pokalbį su jauna kardiologė, pas kurią ją nukreipė šeimos gydytoja. Kai verutė pasakė, kad širdelės problemų ji turi dar nuo gyvenimo Sibirio laikų, medikė paklausė. Tremty buvot? Išgirdusi, kad moteris yra Rusė, o Sibirė ištekėjo už tremtinio lietuvio, pareiškė. Ir jums negėda? Lietuvių tauta maža, jūs atėmėt vyrą iš galėjusios už ją užtekėti lietuvaitės. Pabrėžiu, tai pasakė gydytoja kardiologė, savo žodžiais tiesiog dūris mano verutė į širdį. Šitie pateikti epizodai buitinis nacionalizmas, lyg ir smulkmena. Čia tautas šlykštus nacionalizmas daugiausia bujoja tarp jaunimo. O kas jį jam skiepija? Jokių būdų ne vyresnioji eilinių piliečių karta. Ta daro politikai. Vėlgi jiems paklusni žiniasklaida, deja pedagogai. Ir tai kelia pavojų visų pirma mūsų pačių valstybei. Užauginsime fašistuojant jaunimėlį ir susikursime Ukrainos tragediją. Na, o gal nesulauksim, suabejojo Benediktas. Visgi yra skirtumas. Ukrainą amerikiečiai stengiasi pasiglemžti savo įtakon, o Lietuva seniai jų grandinė pririšta prie būdos. Patylėjęs pratęsė. Aš dažnai pamastau apie mūsų vadovus, atėjusius po kovo 11-osios. Apie Landsbergį nėra kalbos. Juozaitis apie jį taikliai pasakė. Istorinė klaida. Gaila tik, kad jis vis dar slankioja dabojamas, o tas dabojimas suėda nemažas lėšas. Brazauskas? Gal jis ir buvo šioks toks šeimininkas, bet kokiai partijai po komunistų jis vadovavo. Juk tos partijos programoje, kiek teko girdėti, buvo parašyta, kad Lietuvos vieta dviejose amerikonų kontroliuojamose sąjungose – Europos ir NATO. Tad koks jis šeimininkas ir patriotas? Adamkui išvis labiau rūpėjo visokių ten bušų interesai nei Lietuvos. O ko mus džiugino Dalia, kuri iš pykčio rytam visai pradeda nusišnekėti? Teisingai pasakė Ans Suomijos prezidentas, kad draugauti reikia su kaimynais. O vargšeliai mūsiškiai to nesupranta, matyt, per silpno protelį jų tėveliai apdovanojo. Tad ko mums šviesesnio iš rytojaus laukti? Aš dažnai prisimenu vieno kolūkiečio, mano buvusio mokinio tėvo pasakojimą, prabilo Romas. Tas žmogelis tada dirbo ūkio kiaulidėj ir kartą, privažiavus prie fermos lengvąją mašinai, pamatė išlimpatį iš jos sniečkų. Kai sekretorius paprašė savo vairuotojo išimti iš bagažinės guminius batus, šis susigrėbė pamiršęs jos Vilniui garaže paimti. Sniečkus susiraukė, bet nesibarė. Pasilabina su šeriku, paklausė, kokios išmėros guminius batus šis dėvi. Išgirdęs, kad tokios pat kaip ir jis, paprašė kolūkiečio paskolinti jam savo, o kol kas pavaikščiot su jo pusbačiais. Tas mano mokinuko tėvas tiesiog didžiavosi, pusvalandį dėvėjęs Sniečkaus batus ir vis stebėjosi, koks šis buvęs paprastas, neišpuikęs, atvažiavęs be jokios apsaugos, tik su vairuotoju. Dabar Sniečkus už daug ko neveikiamas, bet kad jis buvo tikras Respublikos šeimininkas, galima sakyti, ūkininkas, nieks nepaneigs. Daugiau tokio ąžuolo mes neturėjom ir vargu ar kada nors turėsim. Lietuva be ąžuolų negali gyventi, tarė Juozas. Jie yra, bet kodėl valdžio neina? Turbūt todėl, jog supranta, kad Lietuvos iš amerikiečių nasrų jau neišplėšti.
Jokio savarankiškumo, jokių suvereniteto ir nepriklausomybės pėdsakų neliko. Visą tai galutinai palaidosim sutikę naujosius metus, kai į rankas paimsime eurą. Nu, gal jau gana politikuot, paklausė Romas. Nuvargino Benediktą tokiom kalbom. Sakykit, bičiuli, kodėl neišvykote su artimaisiais į Airiją, kodėl pasirinkot svetimus namus? Žinot, Sibire vargęs, sugrįžti Lietuvon svajojęs ir ją sugrįžęs, senatvės sulaukęs, negaliu gimtinės išduoti. Kad ir akmenys ant galvos, byrės, niekur svetur nevažiuosiu. Čia gimiau, čia ir mirsiu. Savo, o nesvetimą žemelę patrešiu. Tai ištaręs, Benediktas nuleido baltutėlę galvą, virpėjo jo gyslotos, ant kelių sudėtos pavargusios rankos. Žmogus dar gyveno savo šalies rūpesčiais, dar blaškėsi tuose klystkeliuose, į kuriuos ją atvedė vieną dieną gyvenantys politikai. Tačiau puikiai žinojo, kad senjorų pavadintas jis niekam nebuvo reikalingas, nebent dar jo balso rinkimų metu kažkam reikėjo. Bet ką jis galėjo nulemti, pakeisti? Sugadinti žmonės, pusbalsiu ištarė Romas. Ką jūs pasakėt, sukluso Benediktas? Mes, gerbiamas Benediktai, maloniai pasikalbėjom su to moteriške, kurią jūs pardavėt savo aukelį. Ji pavadino mus sugadintais žmonėmis. Po šio pokalbio ir jūs galima priskirti prie tokių žmonių kategorijos. Sugadinti esame todėl, kad mums nejauku gyventi toje vienų politikų siaubtoje, kitų savo interesų siekiantiems svetimšaliams parduotoje Lietuvoje. Ir tokia mūsų kartos, tremtos, šaudytos, bet kūrusios, stačiusios, karštai tėvynę mylėjusios, jos neišdavusios ir tyliai išeinančios tragedija. Apibendrino pokalbį Romas.